reikia pabelst, įeinant. Nu ne. Sveiki, šefe. Kaip atostogas? Gerai, tik liūdnai baigėsi. Kodėl? Kodėl? Todėl. Va, vėl tave matau. Vėl darbe. Tai čia priprasit. Kas naujo? Šiaip viskas gerai, net tepalai nebedingsta. Bet aš tą vagį pagausiu. Fik tu pagausi, jeigu profas. Žinot, man ir iš atlyginimą nebeišskaičiuoja. O už ką išskaičiuodavo? Nu, už tepalus. Galina liepia. Gerai, aš pakalbėsiu su Galina. Gali eit. Alio? Nebedirba Kostios garažas. Užsidarė. Kas? Per šakas. Mirė Kostė. Kosto, veik dirbt. Ne? Koks liesas? Lygu, nu, pažiūrėk, kad neįmušė. Klausyk, variau į barą, atvešiu pietų. Klausyk, yra pas tave lauda? Ne. Nu, tu, žiūrėk, alaus, nesižiūrės be alaus pūlė. Na gerai, pirksiu. Bet be alkoholio ne. Varau. Joko, vargšiokas. Gerai, mes jį išgąsdinom. Dabar, apsižiūrėjau, atrodo viskas ramu, tvarka. Nes tokie jau juokai, kokie čia vakar įvyko, tai ir nejuokingi, ir nežmoniški, ir iš vis žodžių trūksta. Ir nėra ko čia šaipytis. Nesišaipom. Nesišaipot. Iš manęs jau visą laiką. Ne, iš jūsų mes tikrai niekada. Gerai. Eisiu meniu pakoreguosiu, nes už žuvies asortimentas prasiplėtė. Žiūrėk, kokie įtartini tipai. Tu kodėl? Kodėl? Taigi pasižiūrėk. Krepšys toksai, kaip bombai būtų. Einu. Pirka. Pažįstami? Nepažįstami. O tai ko taip betarpiškai juos žiūrėjai? Nu tai klientai tokie įtartini. O tokie čia įtartini dažnai užeina su tokiais krepšiais. Pirmą kartą. Žiūrėkit žodžiu. Sveikas, Robertai. Sveikas, Modestai. Noriu papietauti. 2 dienos pietus. Susai. Einam, pakalbėsim. Aha, einam. Na, kas yra? Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Nu, ko norėjai, Konstantinai? Sės Galia. Oi, kaip tu gražiai su šito švarku atrodai. Oi, tau taip pat muša mėlynas spalva akis. Aš dėl Alekso. Kas dėl Alekso? Galia, paaiškink man, kodėl tu liepėjai išskaičiuoti jam iš atlyginimo, kai žinojai, kad tepalus aš vagiu? Ja, to aš jau išsigandau. Nu, palauk. Kažkas vagia, kažkas turi atsakyti. Bet tai tugi žinojai, kad aš tos tepalus vagiu. Nu, žinau, Konstantinai, bet skylė lieka, aš ją turiu užkišti. Gerai, tu man paaiškink kaip ekonomistė. Kodėl aš negaliu vogti iš savo serviso? Nu, Konstantinai, bet jeigu aš iš tavęs išskaičiuosiu, tai kas bus? Šita graži kolūkių laukų tradicija neteks jokios prasmės. Tai ką man dabar vogt? Nu ką, nevogt negali? Negaliu. Gerai, padarom taip. Už visus nuostolius išskaičiuok iš mano atlyginimo, bet man apie tai nieko nesakyk. Gerai? Gerai, Konstantinai, kaip tu pasakysi? Viskas. Žiūrėk, Kostė, ką pirkau? Čia į balių eisi? Ne, Konstantinai, pačiupinėk, čia šilkas, apatiniai. Tu ką, meilužį turi? Turiu. Ką tokį? Tave,
Koste, 25 metus tave vieną. Konstantinai, aš ir žvakių nupirkau. Tai kas mirė? Ai, Konstantinai, romantiškai vakarieniai mūsų jaunystės muzikos parinkau. Kostin, kada mes paskutinį kartą tai darėm? Vakar? Oi, vakar. Vakar čia nesiskaito. Vakar, bet kaip jaunystėj. Taip kaip traktoriai, kai jų prūdai važiavo, ma. Koste, nesuvėluok, šį vakar grįžt. Tu ką, patikėjai? O tai kaip nepatikėt, kai pasilenkiau ir po stalu žiūriu lemputės mirkčioje. Kas daugiau, jeigu ne bomba? Aš tikrai nelipčiau ant stalo. Liptum. Dar ir kaip liptum, šoktum, kai išgirstum iš telefono tokį balsą. Aš iškart suprasčiau, kad čia yra juokaujama. Bomba po stalu, lik ant stalo. Nu, juokinga. Kas gali taip juokauti? Atsargiau gyvėpla. Nauja padavėja? Nauja. O jos draugas negalėjo pajuokauti? O kam? Robertai, žmonės mėgsta kartais pajuokauti. Dieve man. Aš nesuprantu tokių juokų. Nepateisinu ir netoleruoju. 5 eurai arbatos. Wow, geras, neblogai. Žiūrėk, kas tas bičias, kur su Robertu? Modestas, plastikos chirurgas, jisai kartais čia ateina, draugai. Čia tas, kur Donatui nebaigtų, ten tie apsišaukėlis buvo. Kaip manai, kiek kainuotų pas jį papūsų sudėjo? Ateina ir paklaus. O va, kad tu Donatui tas bjaurastis nulupai, tai čia gerai, nes aš pagalvojau, kad jau jis rimtai to nori. Eik, tu ką tu, ne. Nu, ką tu, būtų matęs, kiek čia jis moterim persirėdės laksti. Čia visai kitas variantas. Donatas man labai padėjo. Na tai ačiū viešpačiui. Kas yra? Žiūrėk, matai? Matau. Krepšys. Matau krepšys. Įtartina. Matai krepšys ant stalo. Mat vyrai paliko. Pasivyk jūs. Okay. Viskas. Matai, išneša. Tau nėra dėl ko jaudinti. Tik nemaigyk ten nieko. Bet širdim jaučiu kažką negerą. Kad tik neišneštų čia visko šipuliais. Einu dėl visko pasižiūrėsiu iš tolo. Tu ką, juokauji, Robertai? Ne. Palauk. Viskas nespėjau, išvažiavo. Virga, mesk tą krepšį, ten gali būti bomba. Kokia ta bomba? Mes greičiau, kol neištaškė čia į gabalus. Gerai, pasižiūrėkim, kas ten yra vidų. Palaukit atsargiai, jaučiu, kaip kažkas ten tiksi. Netampyk taip smarkiai. Jeigu pamatysi laidus, greit atšok į šalį. Na, kas ten yra? Sakykit, netampykit nervų rūpūžės. Na, ateik pasižiūrėk pats. Kas čia? Čia ne bomba. Kas čia, vaza? O, rūpūžė. Čia urna. Na, su žmogaus pelenais, Robertai. Eik tu savo. Ką tu padarėjai? Atrodo, velionį įkvėpiau. Dabar prasidės poltergeistas, viskas apklausiu. Stop! Atgal. Pašluot kažkam reikės. Aš Sau, klausykite, ką mes darysim, kai jie grįž, ką jam pasakysim? Nežinau, Virga, surink krepšį. O, Jėzau. Ai! Virga, pasakyk, jeigu paklaus, kad pelenus išpylei tu. Ką? Aš nesąmonė kažkokia pats tos pelenus išpyliai. Virga! O tu nešiai krepšį. Nu ir ką? Tai ir ta, kad tu mergina, tu blondinė ir tau daug kas atleistina, o mane ir primušt gali. Nes... Jeigu šitie vyrai pasirodys, sakykit, kad krepšio nematėt. Ateik šitais? Teisingai, o jeigu nepatikės, tai tu patvirtink. Kas čia iš vis buvo? Papasakosiu tuoj. Ai, seni, ateik greičiau, 2-3. Kur Modestas? Išėjo alaus, tai yra pusryčių, pietų nupirkti išėjo. Man reikia su tavim pasikalbėti. Apie ką? Man reikia iš tavęs patarimo. Tu va, kaip viską matantis iš šono žmogus galėjai man duoti. Ne, nu tai jeigu tu kalbėjai apie tą, ką aš prikalbėjau apie laisvės, tai čia viskas yra išvedžiojama. Ne, Modestas irgi panašiai galvoja. Klausyk, kame mano problema?
Ką aš darau ne taip? Aš nežinau, aš nebūnu visą gyvenimą, bet tiek, kiek matau, tai taškotės emocijomis ir tiek. Aš spėjau, kad problema slypi tarpusavio santykiuose. Bet emocinis ryšys yra, o kūniško ne. Kokio? Tu ką nesupranti? Intimų santykiai. Supratau, jasna, tai reiškia seniai neturėjo džigų. Tai... Seniai. Ne, aš suprantu, Modestas pavargsta, jam problemos, bet ašgi neprašau jo skirti man 2 valandas, ar ne? Ir kada tas seniai? Prieš 8 dienas. Taip, paskutinį kartą tai buvo prieš 8 dienas lygiai. Ai, tu na! Kodėl tu taip... Vėl lygų 3-3. Tai čia, čia nėra taip jau seniai, iš tikrųjų. Jeigu jis ten labai aktyviai, tai gal tada reiktų nueiti pas psichologą. Modestai, ką darai? Ką darau? Pelinus darau. Taigi ateis pasiimti. Bet čia kokie juodi, o ten buvo balti. Aha, tai ką daryti? Gal susidegint nori? Aš ne. Balti, juodi, koks skirtumas, taigi popierius. Kas žinos? Betgi čia šventvagystė, Modestai. Tokioj dar gyvenime nedalyvavau. Pasižiūrėk, man atrodo, žmogaus penas mane akį. Tikrai ne. Pažiūrėk, eik tu savo kaip viešti. Aš apaksiu, tikrai apaksiu. Jeigu paragonai iš tikrųjų. Tie patys. Mes palikom čia krepšį. Sakyk, kur jis? Nematėm. Jis buvo ant stalo, sakyk, kur jis? Modestai jau vaiduoklis vaidenasi. Turbūt atėjo. Palauk, turbūt... Klausyk, palauk. Tuoj. Ai, tiesiog. Viskas. Klausyk, tu visą svilpi. Aš? Tu visą svilpi, gerai. Lik čia, aš viską pats sutvarkysiu. Aha. Kur krepšys? Štai, vyrai. Atsargiai, štai jūsų krepšys. Atsargiai, čiagi urna. Kas, urna? Urna, labai gerai, tik tai ramiai. Pistoleto nereikia. Nesupratau, kodėl dūmai rūksta? Nieko keisto, siela po 3 dienų išeina. Čiagi šun siela, aš tik šiandien įkramavau. Šun siela, šun siela. Žodžiu, nuėjo tiesiai į dangų. Tik ką? Čiagi mano tucis. Ašgi žmogus, neužkasau jo patvariai. Kramavau. Labai gerai, tai žodžiu, šun siela nuėjo į dangų. Jo, jūs nieko negirdėjote apie šunų dangų? O vyrai, pasiskaitykite fizikų naujausiuose atradimuose. Žodžiu, apie kosminės stygas. Kiekvienas gyvas sutvėrimas turi savo virpesius, o virpesiai turi savo vietą kosmose. Žodžiu, galim apsikeisti adresais, aš jums duočiau linkus, kur galėtumėt paskaityti apie kosminės stygas. Ačiū Dievui, ten ne žmogus, o šuo. Duokit kas nors man vandens. Ne, klausyk, Jorė, aš tikrai nemanau, kad 8 dienas yra daug. 8 dienas, tai viskas vakar. Manai? Ir manau, kad pagrindinė problema yra ta, kad tu Modestą taip patarkoji kaip malka. Kiekvieną mielą dieną. Bet tai tame turi būti priežastis, apie ką aš kalbu. Tik neseksas, baig. Tu žinai, man vienas žmogus yra sakęs, tie žodžiai lik šiol man skamba ausyse. Ką jis tau sakė? Jis man sakė, kad aš sergu tuščio lizdo sindromu. Mes niekaip negalime sulaukti vaikučių. O gal iš čia visos mano nuotaikų kaitos? Kaip tik apie tai norėjau pakalbėti, bet čia tokie jautri tema, tai... Jautri, va, tu teisingai sakai jautri. O Modestui dėl to visiškai nemotais. Jis nenori vaikų. Gal nesigauna? Kaip nesigauna? Mes tengiamės. Anksčiau kas 2 dieną bandydavom, o dabar jau cielos 8 dienos praėjo. Tai gal rimtai nenori vaikų? Ne, jisai nori vaikų, bet jisai sako, kad jisai negali turėti vaikų, bet aš jo netikiu. Aš manau, kad problema yra manyje. O pas gydytoją buvot? Buvom. Gydytojas sako, kad aš negaliu turėti. Bet aš ir juo netikiu. Netiki? Netikiu. Ir dabar tokie laikai nėra gerų gydytojų.
Jie, ką, tu gydykis ir duok pinigų. Duok. Tu apskritai ko nors tiki? Ne, netikiu. Ir tavim netikiu. Aš žinau, tu man meluoji. Ko man meluot? Neaiškink, meluoji. Nori atvirai? Noriu. Žinai, man atrodo, kad tu esi paprasčiausiai nimfomanė. Čia gerai ir blogai? Žinai, kas yra nimfomanė? Žinau. Čia gerai ir blogai? Nežinau, kaip šitau pasakius. Čia yra gerai. Tai kame tada problema? Gal pradėkime nuo pradžių. Ne. Išėjo? Išėjo, išnešė tą urną. Nieko nesuprato. Ko? Eik dirb, nesivaikus čia. Modestai, kaip tu? Apėmė žiaurus palengvėjimas. O mane apėmė baisi sąžinės graužatis. Galvoju, kad tik neužsitraukus kokio prakeiksmo. Neduok svietę. Galvoju, reikia pasakyti tiesą. Viską išpažint, sukviesti giminės, artimuosius, gedulingus pietus, čia tokius kuklius padaryti, bet su žvakelėm, žmogiškai, kaip jau turi būti. O kitais metais gal sukrapštytumėm ir ant paminklo kokio pigaus. Robertai, apie ką tu čia šnekiai? Čia buvo šuns pelenai. Kokio šuns? Žmogaus šuns, kaip Egipto piramidžių? Ne, šuns, tiesiog. Šuns pelenai. Jie kremavo savo šunį. Jie kremavo savo šunį? Absoliučiai. Prieš Dievą mes esam švarus, net nereikia melstis. Rimtai? Ačiū tau viešpatie, kad kaip taip sugalvot gerai kremuot šunį. Šventi žmonės, kaip akmuo nuo širdies. Ai, maistą reikės vėl šildyti. Aš galiu pašildyti. Ai, nereikia. Donatas sėdi vienas namuose. Visas apipjaustytas. Visas? Ir ten apipjaustytas? Nu, aišku, kad ne. Viskas, varau. Aha. Iki. Ačiū tau ir viešpačiu iki. Modestai! Laikykimės. Nu, ką čia pripylė su burbuliukais? Ei, Melodija, pakeisk man. Yra kaip, tu nori vaiko. Modestas nenori vaiko. Vadinasi, kaip sprendžiasi problema? Reikia tiesiog versti naują puslapį ir viskas, taškas. Skirybos. Ne, aš taip nesakiau. Ne, tu sakei, versti naują puslapį. Nu, žiūrėk. Nu, vaikasgi nebūtinai turi būti Modesto, ar ne? Gi nereik prisirišti prie tų kaimietiškų dogmų. Susiras meilužį. O ko ne variantas? Tu man siūlai susiras meilužį. Ne, aš tik pasakiau, ko ne variantas, nors, kaip pagalvoju, tai... Jo, tau reikia meilužio, jo. Tai yra raktas į visas tavo problemas. Ir tu nori būti tas raktas, taip? Tu tai pasakei tik tai tam, kad įsivaizduoji galintis būti mano meilužiu? Bet aš nežinau, ar tai gerai ar blogai. Net pasimečiau. Tokios atviros užuominos man dar niekas nėra davęs. Nu, gerai, aš netinku, pamirškim. Gal tu iš tikrųjų reikia tokio vyro, nu, tokio solidaus vyro, kuris primintų tau tėvą. Žinai, su ūsais gal net. Toks, žinai, kaip kazachas, karšto krojo, nu, tokia visai priešingybė tau, žinai, kad elektra būtų, taip sakant, žinai. Va čia ir baigim. Gerai. Suvedam rezultatus. Suvedam. Mano vyras tau padarė operaciją. Taip, tai yra tiksliau pasakius nuėmė tai, kas buvo padaryta. Tu gyveni mūsų namuose. Taip, ir esu labai dėkingas. Ir aš tavęs paprašiau patarimo, kaip man susitvarkyti su mano vyru. Taip. Ir tavo galutinis atsakymas koks? Koks? Susirasti man meilužį, nes aš tau panašiai kekšę! Tu drįsti mane vadinti kekšę! Paršė tu nelaimingas! Kas čia vyksta? Pirma diena mūsų namuose jau taikosi būti mano meilužiu! Meilužiu tu ką? Durnas. Nebūtinai. Gera rankelė, protinga moteris. Vat, atnešiau ataskaitą. Nereikia man tavo ataskaitos. Sėsk, Aleksai. Žinai, Aleksai, man reikia tavo patarimo. Kokio? Tiksliau, net ne mano, mano draugui. Skambino, prašė padėti, aš neturiu ką jam patart. Kokiu klausimu? Supranti, tas mano draugas turi žmoną. Žmona nori, o jis nenori. Ko? Ko? To. Ai, to. Nu. Nenori? Nu, nenori. Tai kad man taip niekada nebūna, pas mane atvirkščiai, pas mane žmona nenori, o aš noriu.
Aleksai, tu vaizduotę turi? Turiu. Nu tai įsivaizduok, kad nenori. Be šansų. Bet tai vad jis skambina, prašo patart, ką užtrint. O aš nieko negaliu sugalvot. O tu pasakyk, kaip mano žmona man sako, kad jai galvą skauda. Ne, čia nepraeis. Čia moteriška atmaskė. Iš karto supras. Čia reikia kažko vyriško, tipo mašina partrenkė ar kažkas panašaus. O tu pasakyk, kad laidotuvės, kad sukrėtimas, stresas ir tu nežinai, ką daryti. Tu gal eik, Aleksai. Bet tai viršininkai, aš sugalvosiu, aš pasakysiu. Gerai, kai sugalvosi, tada ir užeik.